Ar tikite ar manote, kad kartais nuklydimas pas meilužį, čia į temą, pas meilužį ar meilužę gali išgelbėti santuoką? Ar tekę susidurti su tuo? Kaip jūs galvojat, nuklydimas pas meilužį, meilužę gali išgelbėti santuoką? Gali. Mes nufilmavom. Gali. Yra buvę nemažai situacijų gyvenime, kurias aš žinau iš žmonių, kuriuos konsultavau, kurie taip jau blogai gyveno santykiuose, kad kažko jau trūko, kažkas buvo blogai, jau buvo blogai santykiai. Tai nuklydimas iš šono dažniausiai neatsitinka taip, kai tada, kada viskas gerai. Ir jeigu vienas iš partnerių nuklysta kažkur nuėjo, kažką paveikė, grįžo ir jeigu jie nieko nesprendžia toliau, tai praktiškai santykis pasmerktas, nes atsirado nepasitikėjimas ir pavydas ir dar kitų dalykų. Bet jeigu po šitokio dalyko žmonės normaliai susėda kartu ir iškomunikuoja, o dėl ko vis dėlto taip įvyko, kokios buvo priežastys, ką mes abu neteisingai darėm ar vienas su kitu neišsiaiškinom, ko pasekoje įvyko tai ir kaip padaryti, kad tai nesikartotų, tai gali išgelbėti. Ir aš žinau šeimų, kurios pradėjo labai gerai po to gyventi. Bet ne dėl pačios neištikimybės, dėl to, kad tai buvo pagaliau stiprus ženklas arba kažkoks signalas, kad mums reikia atsisėsti ir išsiaiškinti, kas čia yra.